Sveiki, draugai, aš Taifun. Draugai, visiems jums siunčiu didžiausius linkėjimus, pagarbą ir meilę šią naują dieną. Šiandien tėčio liūtai vėl šalia. Taisonai, sūnau, gerokai mane išgazinai. Ką? Taisonai, ateik čia leis pabučiuoti. Ateik, pabučiuosiu savo liūtą sūnų. Argentinos tikrasis sūnus, draugai. Ar pastebėjote, šiandien šiame kieme yra tyla, norėjau pasakyti. Bet vos tai pradėjau filmuoti, ponia Džegi pradėjo loti iš šono. Jau kelias dienas manęs klausėte, kur yra Edžderis, kur yra Čivasas, ar atidavė juos, ar atidavė į naujus namus, sakyk tiesą, ar tu mūsų neapgaudinėjai ir panašiai. Aišku, jau kurį laiką jų nematome pirmame plane. Šiandien pagalvojau, kad jau laikas Edžderį ir Čivasą vėl parodyti, draugai. Šiandien tęsime socializacijos užsiėmimus, o Taisonai, kaip tu mane išlaižiai, myliu tavo veidą, akis, tikrai. Ei, sūnau, kur jis? Ateik, sūnau, ateik, Edžderį paleisiu. Ateik, ponia. Dabar šiandien tęsime socializacijos užsiėmimus, draugai. Šiandien Edžderį ir Čivasą supažindinsiu su savo karalienė Marla. Jie dar nebuvo susitikę su karalienė. Šiandien pirmą kartą juos supažindinsiu. Ir labai smalsu, kaip jie reaguos į Marlą. Jau senokai neišvedžiau Edžderio ir Čivaso į lauką. Jūs žinote, kad tada mane supykdė Edžderio padarytas nepadarumas. Paskutinį kartą, kai jis užpuolė Kaplaną, Baroną ir kitus, mane labai supykdė. Todėl jo niekada neišleidžiu kartu su kitais šunimis. Šiandien irgi visus vaikus uždariau, broli. Dabar laukia yra tik gečia. Taisonas jau buvo ten. Marla, ateik, Marla! Karalienė, ateik! Turiu savo karalienę, mano liūtę. Mano gražuolė, tikra Anatolijos atžala, mašalach, mano mergaitė. Mergaitė, šiandien nesipyksi su Edžderiu ir Čivasu. Nesiginčysi, gerai, gražuolė? Susitarė mano karalienė. Dabar jūs pažįstate karalienę, draugai. Karalienė šiek tiek griežta. Netgi labai griežta, ji ne visada mėgsta žaisti su kitais šunimis, yra rimta. Man labai patinka tas Marlos būdas. Pažiūrėkime, ar Eideris elgsis išdykusiai su mano karalienė, kaip elgėsi su kitais, man įdomu. Dabar sode padariau keletą pakeitimų, ateikite, pirmiausia, noriu jums tai parodyti. Jūs taip pat tuo metu manęs nenuvilkite, labai apsidžiaugčiau, jei palaikydami pamėgtumėte šį vaizdo įrašą, užsiprenumeruotumėte ir parašytumėte komentarą. Dabar žiūrėkite, vaikus uždariau čia, kaplanai. Kaplanai, to sūnai, Džegiai čia. Visus tris čia padėjau, draugai. Siusli, Baronas, Pusatas čia. Baronas, tėveli. Pažiūrėk, koks stotas pasviruka, mašala. Anatolijos tikras sūnus, pažiūrėk į mano sūnų, tikrą liūtą. Marla, mergaitė, ką tu ten padarei? Štai ir Marla čia, jis sulaužė lentą. Ko tu ieškai, mano mergaitė? Gal lobio ieškai Marla narve? Žiūrėk, mūsų Marla visą lentą sulaužė ir išdraskė, kažko ieško. Matyt, čia daug pelių, draugai. Ar jį bando sugauti pelę? Nežinau, ką jį daro. Vėl užsiciklino. Pažiūrėk, net visą lentą sulaužė. Kas nutiko Siusli? Siusli irgi buvo laisva. Ką tik viską uždariau, praėjo kokią pusvalandis. Dabar pagalvojau, kad nenoriu rizikuoti ne vienu šunimi. Na, Gecė ar panašiai, Taison, Marla, su jais nėra problemų, jie gali apsiginti. Bet šitie dar mažiukai, o ir Siusli, trapi mergaitė, na tarkim Siusli neskaičiuojam. Šitie dar negali savęs apsiginti, draugai. Todėl šią kompaniją uždariau, o ir žinote, to sūną su Edžderiu vis tiek nesutarė. Todėl uždariau ir to sūną, ir kaptaną, jiegi irgi bando pulti, todėl ir jie uždariau. Bet šitas Edžderis visiems puola. Ypač kai puola silpnesnius už save šunis, mane tai labai erzina. Todėl taip ir padariau. Po to uždariau Apoloną, Zarą pastačiau čia, pastebite, ar ne? Dabar paklausite, ką jie veikia Hadės narve. Žiūrintis tikriausiai nustebo. Hadė iš čia perkeliau, draugai. Hadė iš čia paėmiau. Netrukus pamatysite jos naują vietą. Sevda, Zara čia, o Volterį tėtį taip pat uždariau čia. Nors paprastai jis būna laisvas. Visi jie paprastai būna laisvi, bet sakiau, kad nufilmuosiu video, todėl visus juos į šį skyrių sudėjau, surikiavau. Tegu čia pabūna. Gerai, Volterį tėtį? Mano liūtė. Dėdžia, ateik. Čitir, ką tu padarai, pažiūrėkime. Ar rūpinėsi mažyliais, gražuolė? Ką tik irgi buvau davęs maisto Čitir. Pažiūrės, ar suėdai. Tu viską suvalgai, mergaitė. Ar mano mergaitė išalko? Čitir irgi jaunikliai jau pradėjo šiek tiek augti. Ji jau nebe taip dažnai būna su jais. Aha, jaunikliai pradėjo šaukti. Mano gražuolė visada nori vaikščioti, bet ačiū Dievui, jinai labai paklusni. Princės irgi buvo laukia, ją taip pat įnešiau į namus, draugai. Ateikite, parodysiu jums, kur padėjau Hadesą. Ką veikėte, mano vištas? Raptorių tėvelį, ar išalkote? Mano liūtai, aš dar šiandien net neišleidau balandžių. Tikrai, turėjau jos paleisti, turėjau šiek tiek reikalų, draugai, todėl tikrai pamiršau jos paleisti. Na, po vaizdo įrašo jos paleisiu. Tegu su Eider tėtušiu bent kartą būna vaizdo įrašas be jokių incidentų, daugiau nieko nenori, broli. Dabar dauliai visą šią gimdyklos zoną sutvarkiau. Čia viskas tapo tobula. Faisalas tėtušis. Ką darai, sūnau?
Na, Anatolijos tikras sūnus. Žiūrėk, čia pradėjo taip ganytis, labai gražiai atrodo. Tik tegu šis sodas užalioja, broli. O kur mano liūtas sūnus? Kur nakties įniršis Hadesas? Kur mano liūtas sūnus? Kur jis? Hadesas, tėve. Hadesu atvedžiau čia, draugai. Čia gyveno Izabelė ir Siuslė, kaip žinote. Pagalvojau, kad atvesiu čia Hadesą, nes kitame narve jis negalėjo nuolat liesti žemės. Pagalvojau, kad čia jam bus tobula, broli. Be to viršus taip pat uždengtas. Be to, palyginus su kitomis vietomis, šie kambariai didesni, draugai. Ir viduje yra dideli kambariai. Ir lauke yra balkonas, kuriame jie gali liesti žemę. Todėl pagalvojau, kad čia būtų Hadeso vieta. Kaip manote, ar čia gera vieta? Parašykite komentaruose. Jeigu sakysite, kad bloga vieta, perkelsiu į kitą pusę, kad žinotumėte. O tada, draugai, Dobermano šuniukus taip pat atnešiau čia. Dabar Dobermano šuniukai paprastai būdavo gimdykloje. Gerai, Hadesai, nusiramink, tėveli mano. Hadesai, dabargi Faisalas čia atėjo. Jis puola Faisalą, pažiūrėk. Pažiūrėk į tos du gražuolius, į tą charizmą. Dėl Dievo meilės, pažiūrėk. Mano liūtai, dabar kartais klausėte, kodėl visada neišleidžiu Hadeso į sodą. Draugai, kai paleidžiu Hadesą, man neužtenka uždaryti tik šunis. Turiu uždaryti ir Faisalą, nes jis puola ir Faisalą. Be to, dabar nėra kur uždaryti Faisalo. Dabar yra tokių ilgų pavadėlių su ryte, užsakysiu tokių, ką tik prisiminiau. Kai vedžioju su paprastu pavadėliu, su trumpu pavadėliu būna sunku, pagalvojau, kad reikia nusipirkti tą 5 metrų pavadėlį su ryte. Kokybiška. Hadesą nuo šiol nuolat vedžiosiu sode, bus patogiau. Gerai, Hadesai. Faisalai, išeik, sūnau, žiūrėk to puolą, bėk. Paša, tu bėk, pirmin. Na, pirmin, Paša, pirmin, sūnau. Šaunuolis, mano liūtė, nekreip dėmesio, sūnau, tu nesuartėk. Nuo šiol visus, kurie nesutarė, vedžiosiu aš. O paskui, dabar Dobermanų šuniukus atnešiau čia, žinoma. Ateik, mano liūtė. Ką tu čia veiki, pažiūrėkim. Nenaudėlis. Beje, vienas iš mūsų Dobermanų šuniukų rytoj iškeliaus, žinokite. Rytoj ateis pasiimti, draugai. Liks tik vienas šuniukas. Ar jį atiduosiu ar ne, dar neaišku. Vienas žmogus iš Duždžia nori vieno. Kalbėjau su juo, galbūt kitą taip pat jam atiduosiu, draugai. Dar gautinai neapsisprendžiau. Duokite ir jūs man patarimą. Bet rytoj vienas iš jų keliaus į Ankarą. Vienas vyks į Ankarą, kitas dar nėra tiksliai aišku, jis taip pat gali vykti į Duscę. Juos taip pat čia atsivežiau, ten kur buvo Mija ir Romeo buvo būda, pasakiau, imsiu šitą būdą, broli. Į vidų taip pat pridėjau kažko minkšto, kad galėtų ant viršaus atsigulti. Mažylius perkeliau čia, dabar abu yra čia, nes jie narve labai dažnai tuštinasi, ant keramikos sunku išvalyti, bet to pagalvojau, kad mažyliams geriau liesti su žeme. Tegul jie būna ant žemės. Todėl, manau, ši vieta jiems tiko, draugai. Ką jūs manote? Nuo šiol mūsų Dobermano šuniukas bus čia. Jei čia, nešlapink ten. Sūnau, nešlapink ant gyvūnų. Štai, žiūrėk, nemandagus. Laimė, kad ant būdos mus išlapino. Nuo šiol, nesvarbu, kuris šuniukas bebūtų, aš jį čia padėsiu, broli. Ši sistema daug geresnė. Man čia patiko, jie stovi šalia tėčio Hadeso. Hadesai, tai sūnas tave myli, sūnau. Šis šuniukas išeina, o kitas visada guli, draugai. Tada Izabelę paėmiau čia. Izabelė, ateik, mergytė, ateik. Izabelė, ateik čia, ateik. Izoš. Nesakiau juk jums, kad visus tokius vienas į kitą panašius šunis surinksiu į vieną vietą, taip. Kad jie stovėtų tvarkingiau, kad gražiau atrodytų, bet žinoma, čia Izabelės nebus, nes čia šonės sienos žemos, o Izabelė labai šokinėja, kaip žinote, voro mergaitė, todėl jai čia būti neįmanoma. Ji čia tik tada, kai aš ją matau, bet vakare vėl pakeisiu jos vietą, kitaip ji vėl pabėgs, draugai. Žiūrėk dabar, Hades, Dobermanų šuniukai, Izabelė, o tada Reina. Šitie broliai visi vienas į kitą panašus. Reina, kaip sekasi mano liūtė, tikras kilmingumo įsikūnijimas. Reina vėl supyko ant Džokerio. Džokeri, žiūrėk, tu labai supykdai Reina, mano mergaitė. Tu per daug rėki, per daug loja. Reina irgi rėki. Matai, tu Reina supykdai mano mergaitę. Reina varšė net necypsi, nerėkia. Šitą mergaitę Reinai galvą kvaršina, žiūrėk. Reina, ar tave supykdo? Nedėk burnos arti jos. Tikrai, net Reina supykdė, žmogau. Džokeri, gerai mergaitė, pirmin, eik vidun. Po to Šilo irgi perkeliau į šią pusę. Kehribarą išvedžiau šią, draugai. Kehribaro vietoje dabar stovi Šila. Kehribarą irgi perkeliau ten. Yra tas kambarys, dabar balkono durys uždarytos. Ten, kur anksčiau buvo Dobermanai. Ei! Ne, gerai. Nesibaiškite. Džokeriai, žiūrėk, čia ne jokai. Džokeris žaidžia, bet Reina gali įkasti, draugai. Džokeriai elkis gražiai.
Reina nejuokauja, žiūrėk, jį nežaidžia. Gerai, Reina, nekreip dėmesio mergaitė, jis pripras, gerai? Gerai, brangioji. Jie taip gražiai dera, draugai, ką manote? Tikrai, manau, čia viskas puiku. Visi panašus yra viename kampe, netgi galiu parodyti. Sakiau, kad sukeisiu mazlumo ir vilkų vietas, juos irgi sukeičiu, ten irgi gražiai gavosi, broli. Ten gali irgi reikia sutvarkyti, labai daug žolių, purvina. Tas vietas irgi visiškai sutvarkysiu, kai turėsiu daugiau energijos. Marla vėl į ką žiūri, Marla. Dukra gerai papilnėjai, mašala, ne? Tėtis gražiai rūpinasi savo dukra. Tėtis gražiai rūpinasi savo karalienę. Ten irgi reikia šiek tiek sutvarkyti, čia viskas atrodo labai tvarkingai, gražiai sudėliota. Kehribarą iš ten paimsiu ir vėl įdėsiu iš šios narvelius, kad žinotumėt, nes tą kompaniją, kai tik baigsiu šį vaizdo įrašą, visus vėl paleisiu. Kehribaras ten, draugai. Po to vilkus perkeliau čia į didelį narvą. Žiūrėte, čia mazlum buvo vienas. Pagalvojau, šita vieta jam vienam per didelė. Vilkai čia įdėjau. Nataša ir Escobar čia stovi. Beje, čia ne jų vandens indas, draugai. Šitas indas priklauso žąsims, o jų vandens indas yra viduje. Jų kambaryje tai yra. Čia ne jų indas, jie tuo nesinaudoja. Dar paimsiu ir tą vamzdį iš ten. Atrodo nešvariai, pažiūrėkite. Vandens indai yra ten, kibirė. O tos du atnešiau čia, čia jie turi daugiau vietos, jų vieta gera. Mazlumą tėtį taip pat pastačiau prie jų, na, į jų seną vietą. Čia ir mazlumui gerai, ar ne, draugai? Čia taip gražu, brolau, tikra vilkų vieta. Jie ir taip labai energingi. Tegul jie vaikšto ir žaidžia dideliame narve. Čia viskas tapo tvarkingai ir sutvarkyta. Kitą kartą galvoju ir Eiderį supažindinti su mazlumu, kad jie pabendrautų. Parašykite komentaruose. Jei norite, po Marlos bus ir socializacija su mazlumu. Gerai, Esko. Nuėmiau Eskui antkaklį, šiandien pagalvojau, kad sutvarkysiu jų antkaklių, žinai. Jie mane išvargino, kol uždėjo antkaklius. Pažiūrėjau, jie labai priaugo svorio, antkaklis pradėjo veržti. Natašos antkaklį šiek tiek atlaisvinau, dabar jis laisvas, o šitam net negalėjau uždėti. Pagalvojau, kad nereikia antkaklio, be antkaklio atrodo gražiau. Jiem nupirksiu kažką, draugai. Žinai, mūsų Marlos antkaklo yra grandininis antkaklis, ane bičiuli? Jiem irgi uždėsiu tokius grandininius antkaklius. Jie atrodo stilingiau, gražiau. Jiems nupirksiu. Vėl reikia nufilmuoti apsipirkimo vaizdo įrašą mūsų liutukams. Na, eikime dabar pažiūrėti pas Eiderį babą. Tikiuosi, šiandien viskas praeis be peštynių ir triukšmo, kad nekiltų jokių susirėmimų ar panašiai, nes jau seniai neišleidžiu Eiderį. Tikiuosi, jis neprisidarys problemų. Pakeičiau ir Aji vietą, palaukite, to jums jį parodysiu. Aji dabar pririštas, ją irgi perkeliau kitą vietą. Karlosas taip pat uždarytas. Pamačiau, kad bręsta bėdos. Jei paskui Eider ką nors užpuls, tikrai paleisiu Aji. Yra toks posakis, su bėdėmis susitvarbo tik dar blogesnis. Tai šį kartą mūsų Eiderį nugalės meška. Mano liūtai, ką jūs čia veikiate, a? Žmonės ant manęs pyksta, kad jūsų nerodau, klausia, kodėl jų nerodau. Na, Eiderį tėvelį, čivasai, ką jūs čia veikiate, mano liūtai? Oho, pažiūrėkite į mano čivasą. Šitie draugai, čivasas vis dar nesugeba priaugti svorio ir mano maitinimo būdas. Nepriauga jie svorio, broli, nesuprantu, kodėl nepriauga. Eideris lyg ir šiek tiek priaugo, bet čivasas vis dar toks pat. Nors kasdien jiems duodu nemažai ėdalo. Pavyzdžiui, jiems duodu dvigubai daugiau pašaro negu Aji, Marla ir Tyson ėda. Bet vis tiek jokio pagerėjimo nematėme. Beje, šie šunys man buvo patys sunkiausi. Paprastai, kai pas mane atkeliauja sergantis gyvūnas, aš jį greitai pastatau ant kolių. Bet su šitais yra atskira bėda, broli. Šitą čivasą reikia nuvesti pas veterinarą, reikia padaryti kraujo tyrimą, gal jo kraujyje yra kokia nors kita liga. Galbūt yra kita problema, turime tai išsiaiškinti. Dabar eikime ir paleiskime jūs. Žiūrėk, Eiderai. Būk protingas. Ateik į protą. Nenoriu jokių muštynių ar triukšmo, gerai, sūnau? Na, eikite čia. Na, eikite čia, mano liūtai. Mašinos jau pasirodė. Palaukite, aš irgi ateinu. Palaukite manęs, palaukite. Palauk. Eider nuėjo pas Aji, tikiuosi Aji jo neužpuls. Aji irgi čia atvedžiau. Aji čia pririšau, draugai. Mašol, Aji bus čia. Manau, čia jai gera vieta. Ką jūs manote? Pririšau ją prie ilgos grandinės. Dabar ji čia. Tik atrodo, kad Eider toj puls. Ne, Eider, elkis ramiai. Atrodo, kad Eider, atrodo, kad toj puls.
Brolau, aš visai nepasitikiu Eider. Štai, Marlas tebe iš tolo. Palauk, reikia, kad Tysonas ateitų. Tysonai, ateik sūnau. Tysonai, ateik. Dabar nedaug dievė, jei puls Marlą, jų bus 2. Tegu ir Tysonas ateina. Kaip Sofija žiūri? Palauk, broli, nestovėkite priešai Sofiją. Marla, ateik čia prie manęs. Dabar šis Eidžderis žiūri į Marlą. Jis visiškai nekreipia dėmesio į Marlą. Pažiūrėsiu, ar Čivasas ką nors pasakys. Ne, Eidžderis net nepažiūrėjo į Marlos veidą. Palauk, pažiūrėsiu. Jis eina lingiečias. Tysonai, ateik mano berniuk. Tysonai. Broli, tegu Tysonas irgi ateina. Tysonas juk mūsų teisėjas. Kur dingo tas Tysonas? Ateik, sūnau, Tysonai. Tysonas juk mūsų teisėjas, todėl tegul būna mum prieš akis. Palauk, Marla ir Čivas, nieko nedarykite. Ateik, sūnau, ateik. Paleido Eidžerį, ateik. Tegu būna po 2 draugai, Dievas saugo, kiek kiltų koks nors muštynės ar kivirčias. Tysonas ir Marla, tegul jie abu vienas kitą prižiūri. Hadesas išprotėjo, tikrai. Ar Tysonas atėjo? Ateik, Tysonai, mano berniuk Tysonai. Ei, Tysonai, ateik, šunu, ateik, nestovėk toli. Stok šalia Marlos. Ne, broli, Marlai, jie nieko nesakė, pažiūrėk juos. Jie net nesusiosti. Marla prieina, štai ateina Tysonas. Gerai. Tysonai, ateik, sūnau. Gali kilti problemų. Dieve apsaugok. Tysonas tegul stovi šalia Marlos, draugai. Jis apsaugos Marlą. Maršalo, kol kas problemų nėra, prisiekiu, Eidžderis nieko nesakė. Marla dabar šlapinasi ten, kur šlapinasi Eidžderis. Žiūrėkit, Marla turi dar vieną pravardę. Sakaugi, ji iš tų, kurios palaužia patinus, draugai. Tikrai patinų siaubas. Tysonas supyko. Tysonas supyko. Mažuma girdėlė. Gerai, nekiš kojos. Ei, Eidžeri, pirmin. Eidžeri, eik į šią pusę. Tysonas dabar jiems sako, neišdykaukite, elkitės protingai. Eidžeri, ateik čia. Tysonas puikiai tvarkosi, matai? Tysonas puikiai tvarkosi. Eidžeri, ateik čia, neik ten. Džokeris irgi pirmą kartą susitinka, žiūrėk. Ar pasakys, ką nors Džokerį? Eidžeriui pasišiaušia kailis, draugai. Šilo, tuoj puls. Šilo, ragana, šilo. Pažiūrėk, kaip puola. Tikrai kaip puola. Ne, reakcijos geras, bičiuli. Tikrai, su Marla nesusimušė, labai apsidžiaugiau, draugai. Su Marla nesipyko, bet niekada nežinai. Praeitą dieną irgi taip sutarė, o tada staiga puolė. Marla, ateik, mergaitė, ateik. Marla susipažins su Čivasu. Pažiūrėsiu, jei Marla priprastų prie Čivaso, žinai, Eiderį visada uždarau, bet Čivaso neuždarysiu, bičiuli. Nes Čivas man visai patiko, draugai. Jeigu prisimenat, kai ten sėdėjau, jis manęs pavydėjo dėl kitų šunų. Iškart prie manęs prisirišo. Labai mane myli. Todėl Čivasą visada paleidžia, bet prie Izabelės nesiartink. Izabelė puls. Izoš. Eidžeri, ateik pas Hadesą, ateik, Eidžeri. Hadesas išprotėjo. Palauk, pažiūrėk, kaip Čivas žiūri į Hadesą. Čivas, nesiartink prie Izabelės. Nekiš kojos prie Izabelės. Hadesai, berniuk, ar supykai, sūnau? Na? Mano sūnau Tysonai, ar ką tik iš ten atėjai? Jis atidarė duris ir atėjo iš ten.
Gerai, Hadesi, berniuk, nusiramink, sūnau, nusiramink. Tysonai, ateik iš ten, ateik, ateik. Matyt, tingėjai eiti, ateik. Žiūrėk, dabar jis eina pas Marlą. Marla, tikrai mane nustebino, šaunuolė mergina. Su Eideriu vis tiek nemanau, kad ką nors darytum. Bet dabar Čivas yra patelė, galvojau, gal bandysi parodyti autoritetą Čivas. Bet mano mergaitė to nepadarė. Šaunuolė, tikrai. Turbūt Čivas prieš ją neišsidirbinėjo. Tikriausiai nieko nesakė, nes nebandė parodyti autoritetą Marlai, draugai. Eidžer, kur jis nuėjo, broli? Ar jis nuėjo pas Čitirą? Palauk, pažiūrėsiu. Štai, ateik čia. Ten per daug nevaišok, sūnau, prie Čitiro. Broli, Eideris, vaikščiojanti grėsmė. Negali juo pasitikėti, neaišku, ką jis padarys. Labai pavojingai atrodo, ar ne? Jo žvilgsnis sako, aš pavojingas. Visada būkite atsargus su juo, turime visada būti šalia ir stebėti. Sode atrodo, kad bet kurią akimirką gali ką nors užpulti. Štai dabar puola vištas, pažiūrėk. Nelės mištų. Tysonas supyko, pažiūrėk. Beje, Tysonas visai nemėgsta šito Eiderio. Visiškai ne, jis nekenčia šito Eiderio. Eižderis vėl užsipuolė vištas, psichopatas. Neerzinkit Tysoną, žiūrėkit. Ką Tysonas sako, ką jis čia daro? Kodėl jis taip įsidirbinėja? Tegul neliečia vištų. Tysonas kaip supyksta. Tysonas įspėja, žiūrėk. Tysonai, kodėl jis taip elgiasi? Kodėl? Mergina tegu susipranta. Neliečia mūsų vištų. Gerai, sūnau. Žiūrėk, jis visai užsiciklino ties ta višta. Marla, ateik. Marla, žiūrėk, jį laikosi nuo jų atstumo. Jį laikosi atstumo. Nes Marla tikriausiai žino, kad šitas yra jaunas. Jį prie jų per daug nesiartina, pažiūrėk. Brolau, tokios drąsos, kai vištos neturi niekas. Jai visiškai nerūpi. Šuo puola ar nepuola, višta net nesustoja, pažiūrėk. Višta iš jo tyčiojasi, žinai. Bičiulis, šitas Eider užsikabino už vištos, nepaleidžia jos. Višta, na, išeik iš čia, prašau tavęs. Gyvūnas įsiuto, kai tu ten stovėjai, visai nekreipi dėmesio, nežiūri rimtai į gyvūną, Eidžeris dar labiau supyko. Gerai, Eidžeri, paleisk vištą. Tvorą sulenkiai, toj supyksiu. Na, išeik iš ten. Sakiau, išeik. Na, žiūrėk, Sofija supyko, žiūrėk. Marla, Marla, ateik, mano mergaitė, ateik. Mano karalienė, ateik. Tikras kilmingumo įsikūnijimas. Kaip mada, draugai, Rotveleris ar Kanė Korso? Kurį jūs labiau mėgstate? Parašykite komentaruose, Rotveleris ar Kanė Korso? Klausyk, ką aš tau sakau. Sakau, išeik, sūnau, išeik, na. Eižder vėl priėjo prie Ajaus. Atrodo, kad jis tuoj puls Ajų, draugai. Matyt, šitas išpuikęs gal drąsos prisivalgė, arba dar neišlėjo pykčio nuo praeitos dienos. Žiūrėk, atrodo, kad tuoj puls Ajų. Gaila, kad nepaleidau Ajų. Palauk, kai tik Edžderas nueis čia, paleisiu Ajų. Dabar nedaug dievė jis susipeštų. Kadangi jis pririštas, tai būtų jam nepalanku. Ajus dabar nekreipia į jį dėmesio, nes jis dar vaikas. Edžderas dabar laukia Ajų judesio, kad galėtų pulti. Reikia paleisti Ajų, broli. Palauk, prieš Edžderui ateinant. Edžderai, ne. Žiūrėk dabar, žiūrėk, žiūrėk. Ne, ei, sustokit, sustokit. Draugai, ačiū Dievui, jie išsiskyrė. Ką tik ginčo metu paleidau Ajų, kad galėtų geriau apsiginti. Jie parodė dominavimą ir išsiskyrė. Marla irgi buvo įsitraukusi, ją irgi ištraukiau, o Čivas nuėjo pas Čitirą prie Čitirės jauniklių. Dabar, kad nesusipyktų su Čitira, reikia jį iš ten išvesti, nes niekada nežinai, kas gali nutikti. Ir dar, broli, mane irgi nervina, tiek daug vietos vaikščioti, bet vis tiek nueina į galą, pas Čitirą žiūrėk. Eižder, neik, palauk, pažiūrėkime. Eižder, pirmin, nesūnau, gerai, eik atsigert vandens, štai ten pailsėk. Šivas, eik, palauk, Šivas, ateik, ateik. Gerai, mano valdovė, ateik, atsigerk vandens.
Nenaudėlis nuėjo ir staiga užpuolė ajų. Bet jis pats prisiprašė, ajus jam pamoką davė, o Marla vos ištraukė brolį. Šie du abu, Čivas ir Eider, kartu puolė ajų. Po to Marla puolė Eiderį. Ateik, sūnau, atsigerk vandens ir ateik. Ateik, pailsėk truputį. Žiūrėk, broli, šitam žmogui energija niekada nesibaigia. Šita energija nesibaigia. Gerk vandas. Marla, kuris Marla? Marla, ateik. Na, tegu jinai atsigers, tegu pailsi. Uždarysiu ją, draugai. Tai reiškia, kad per tą praeitą įvykį ji susimušė su aji. Jis supyko ant aji, negalėjo pakęsti to, kad gavo į kailį, vėl nuėjo pas aji, vėl gavo į kailį. Šita tikrai nepasimokys. Tikrai, sakau, nepasimokys. Žiūrėk, ką jie atėjo dabar. Mano liūtas, tikras Anatolijos vaikas, mašala mano sūnui. Nu, ajų jai rimtos žalos nepadaro. Tai jis su aji tik dėl dominavimo kovoja. Beje, ten ir Valteris iššoko iš narvo, atėjo į įvykio vietą. Tik patraukim tą Valterį į šalį. Valterį, ateik. Šį Valterį patraukiau į kitą pusę, draugai. Valteris iššoko iš narvo, kai pamatė situaciją, kaip ir Čytyras. Jis irgi atėjo prie reikalo. Na, ačiū Dievui, jokių problemų nėra. Taigi Čytyras taip nepuolė, bet... Aš vis Čytyrų vadinu. Kai tik Valteris atėjo, aš jį pamačiau ir nuvijau į kitą pusę. Ačiū Dievui, dominavimo kova baigėsi. Tikiuosi, mūsų vaikui pagaliau atėjo protas į galvą. Dabar ir jį uždarysiu. Pažiūrėk, broli, šitam užsispyrimas niekaip nesibaigė. Jis baisiai užsispyręs. Ateik, mano liūtė, ateik. Ateik, Edžeri. Gerai, uždarysiu tą, ateik. Eik, sūnau, eik link savo narvo, praeik pro čia. Neik pasai, žiūrėk. Vėl ieškai bėdų, bet tu. Dabar jie jau įgijo viršenybę, žinai. Nurimo jis. Kadangi jaunas, Eiderio kraujas verda. Draugai, jis ieško bėdų. Žinoma, čia Hadesas taip neišskirs. Hadesas taip nesivažo dėl dominavimo. Hadesas irgi neturi tokio dalyko, kaip aš tau dominuosiu ar aš būsiu lyderis. Jei Hadesas puola, tai puola iki mirties. Pavyzdžiui, tai būtų Hadesas, aš niekada tam neleisčiau. Bet ajus yra aviganis, bet to tai šuo, atėjęs iš bandos. Jis pripratęs prie tokių situacijų, jis žino kaip elgtis. Jis tiesiog nustato autoritetą ir palieka viską. Man patinka tas ajaus būdas. Hadesas šio klausimu šiek tiek sudėtingesnis, draugai. Na, tarkime, šiandien socializacija su Marla baigėsi gerai. Matote, kodėl aš jo nepaleidžiu? Žiūrėkite, jis jau pradėjo pulti net stipresnius už save šunis. Kadangi jis jau gerai priprato prie kiemo, pradeda šiek tiek įžuliauti. Nuo šiol, kol jis čia, į kiemą negalime leisti jokių kitų šunų. Todėl aš jo ir nepaleidžiu, draugai. Kadangi jis labai užsispyręs, su visais elgiasi šiurkščiai. Dabar jau sunku jį pakeisti. Jis jau suaugęs, susiformavęs charakteris. Taip jis priprato, tai buvo apdovanotas. Todėl gyvūnas visada bando kovoti. Be to, kadangi tai Keino Korso veislė, jų prigimtyje yra šiek tiek dominuojančio elgesio, kovų, triukšmo, todėl nieko negalima padaryti. Na ką, labai jūs myliu, nepamirškite pamėgti vaizdo įrašo ir užsiprenumeruoti. Labai savimi rūpinkitės. Sudie, likite sveiki, mano draugai.